Jau čia tavo laiko? Aš 6 savaitės tik. O bože, nu, taip negalima tiek ilgai nešioti. Tu nežinojai? Negalima, žinau, man tada 5 gal 6. Tai kad matai, mano labai buvo darbų daug. Tai ką aš ten eisiu, gražių nagų kartoti. Matai, kokį nagų tokie, aš čia pasižiūrėk. Tai dabar gražus darai. Dabar patiko, kad tai pasėdžiu. Tu viskas padarytos, o dėlės ant aptartytas jau. O tai pasidarysiu ir sugadysiu paskui. Pusė. Ką? Pusė nago nuaugę. Na, ar dar neatsibodau su savo video? Jeigu ne, tai važiuojam, žiūrim dar vieną iš mano archyvų. Girdėjote pradžioje, tai buvo kalbėta, kad sodino taršus, sodino gėles, tai laikas panašu, kad apie gegužės mėnesį, tai nuo gegužės mėnesio vis dar turiu tokių prikauptų nufilmuotų video, tai po truputį juos kelsiu, garsinsiu, jau kai atsibos, sakykite. Moji klientė nors ir pernešiojo dangą, vaikščiojo maždaug 6 savaitės, matėsi, kad nemažai ataugęs natūralus nagas, bet buvusi danga gerai laikėsi, todėl liko jos nemažai ant laisvojo krašto, ne tai, kad nemažai, bet pakankamai ant laisvojo krašto, kad galėčiau iš karto suteikti formą ir ta medžiaga buvusi prieš tai buvo daryta korekcija gėlio ir jinai sustiprina laisvąjį kraštą, padaro jį gana tvirtą. Todėl šį kartą nagučius dengiau Candy baze Viktorijos Avdejevos. Tai bazė ir spalva viename. Tikrai graži spalva, gana lengva dirbti, gerai išsilygina ir jinai gana gerai perdengia. Tai, kaip ir su baze dirbama, tai pirmiausia padengiu nago plokštelę, padarau tokį, kad visur būtų slidus paviršius, prie odelių dedu lašą ir tą lašą paskirstau žemyn link laisvojo krašto, o paskui palyginu, padedu savo plonu teptuku. Nagą apverčiu, žiūrėdama iš apačios dar palyginu, paskirstau, vėl jeigu reikia tvirtusi pataisau ir džiovinu. Taip atrodo nagai, dar nenuėmus lipnumo, matosi šviesos lempos atspindys. Tas lempos atspindys yra taisyklingesnis, tuo architektūra yra geresnė, tai pagal tai galima žiūrėti, ar teisingai mes suteikime nagučiui architektūrą. O tokios bazės man patinka kamufliažinės dėl to, kad jos sutrumpina darbo laiką, taip padekoravom ir toks rezultatas. Tai normaliai iš tavo, bet aš tokiu prisižinau, kad su šitą malką kai kaliau. Aš. Na, šitas toks jau nupušęs. Beisu. Beisiai, žinau, beisiai. Galvau, dar atimsiu savaitę, bet nematai. Jei taip švaksta malką, tai taip, tai aš ją, žinai, paėjau į pečių, žinai. Tai matyt. Kai nesaugai nagų. Tai aš žinai, visą taip normaliai kaip dirbo. Taip, kai mokėtum, tai saugotum. Kai dirbo, žinai, kai dabar laiko. Nakaliavo, tai kamgi čia saugot? Atlieksiu ir. Na, matai, kad čia kaip tai tą namykštimą taip prastai padarai, matai. Kaip už dyką padarai. Jo, čia kaip už dyką padarai. O kiek čia mėnesis koks, nepraėjo? Man atrodo, kai buvo šitą ir. Nesimint, praėjus, nebuvo perės? Ne. Tai 2 savaitės? Ar ne? Aišku. Sakai, 3? Ne, reikia žiūrėti, kai nežinau, gal ne. Na ir pavyzdys, kaip tas pats gėlės ant skirtingų rankų laikosi. Tai štai mano draugė ir jai nepavyko vieno nagučio išsaugoti. Aišku, ten užsikabino, metė į židinį malką ir praslydo, žodžiu, ir nulupo į tą nagą. Laikas nešiojimo yra daug trumpesnis, atrodo, galėjo dar kaip ir vaikščioti, jinai irgi mėgsta vaikščioti ilgiau negu 3 ar 4 savaitės, tačiau buvo priversta ateiti į korekciją. Nors danga ant kitų pirštų laikosi visai neblogai, tokių žymių atšokimų dangos nuo nago plokštelės nėra. Tai tą trūkstamą nagutį priaugimam, dedu patinę formelę ir su poligėliu prailginu šiek tiek nagą. Didelio ilgio jinai nenešioja, nemėgsta labai ilgų nagų, bet vis tiek prailginti reikia, tai dedu nuo maždaug pusės nago poligėlį su apelsinmedžio lazdele paskirstau, palyginu išdžiūvusi poligėlį su freza, kad nereiktų su dilde daug dildžiuoti ir ilgai, tai pirmiausia palyginu su freza, o paskui dar labiau palyginu su dilde,
kad vėliau medžiaga, kurią dėsiu ant viršaus, kad nesikabintų jinai taip tolygiai ir paprasčiau pasiskirstytų. Atlieku operatinį manikiūrą po to, kai jau esu prailginusi laisvąjį kraštą. Vien todėl tai darau šitų momentų, todėl kad nepažeisti jau nuvalytų odelių dildžiuojant. Na ir pakėlusi odeles ir išvaliusi kutikulę iš po odelių, o odeles nuvalau nuimus su rutuliuku, frezos daimantinio angaliuku. Tai dažniausiai naudoju ir atlieku aparatinį manikiūrą, žirklutėmis nukerpu tik tai savo, nes man savo pačiai tai patogiau, arba kai yra labai drėgnas odelės ir labai išreikštos, labai užaugusios. Visais kitais atvejais, jeigu jos nėra labai didelės ir pakankamai tokios sausos, tai nuvalau odeles su rutuliuku. Dabar matote, kaip nagutį dengiu savo pasigamintų gėlių su spalva, tai kažkuriam tai iš video rodžiau, kaip jį dariau, tai gėlį dėjau lako lašinamą ir aš gavau tokią spalvą. Tai irgi, kad pagreitinti darbą, naudoju tokias spalvotas bazės arba spalvotus gėlius ir aišku, prieš gėlį nagą perdengiau baze. Tai yra būtina prieš tvirtą medžiagą dėti elastingą bazę, kad neatšoktų ta kieta medžiaga, kad bazė yra kaip amortizuojantis pagrindas tarp nago ir kietos tvirtos medžiagos kaip gėlio ar poligėlio. Žalios spalvos gėlis buvo mano pačios pagamintas, o geltona tai yra Candy bazė Viktorijos Avdėjevos. Ir šiuo atveju irgi formą suteikinėjau jau po to, kaip nagus padengiau gėliu ar baze. Išfrezavau natūralų nagą iš apačios ir irgi labai panašus dizainas kaip ir buvęs, labai sudėtingas, labai stengiausi, kad jį padaryti, aišku, juokauju, labai viskas paprasta ir greita. Paskutinis darbas tai yra perdengti nagučius topu, patepti odelių aliejumi ir mėgaujamės rezultatų, kurį turime. Tai tikiuosi, dar kartą kartojuosi, tikiuosi dar jums neatsibodau, jeigu ne, tai susitiksime kitame video. Iki.